Hello, sveiki mano kanalo žiūrovai. Ir šiandieną pakalbėsime apie vadovėlius ir kodėl tai nėra visada blogai. Pastaruoju metu atsiranda labai nemažai mokytojų arba kalbų kursų, kur reklamoje yra pabrėžima, kad mokoma nenaudojant vadovėlių, mokoma ne iš vadovėlių, mokoma nesinaudojant vadovėlių medžiagą. Ar tai yra gerai? Pakalbėkime apie argumentus, kada vadovėlis yra naudingas, kodėl jis yra naudingas ir kada vadovėlių nereikėtų remtis. Taigi, pirmasis mano argumentas yra tai, kad vadovėlius kuria profesionalai. Aš nekalbu šiuo atveju apie įvairius vadovėlius. Aš nekalbu apie lietuvių kalbos, matematikos, istorijos, geografijos vadovėlius, nes mūsų šiandieninėje situacijoje, švietimo situacijoje su vadovėliais tikrai yra įvairių bėdų, bet aš kalbu apie anglų kalbos vadovėlius. Dažniausiai anglų kalbos vadovėlius rengia būtent leidyklos, įvairios įmonės, kurios atsakingos yra už užsienio kalbą, ar ne, dažniausiai tai nėra lietuviškos leidyklos, kai kurios iš žymiausių tai yra Pearson, Macmillan, Oxford leidyklos, kurios leidžia vadovėlius su užsienio kalbos, anglų mokymuisi visam pasauliu, visame pasaulyje esantiem mokiniam. Ir žinoma, yra vadovėlių, kurie yra lietuvių rašytojų, lietuvių autorių, jie yra galbūt labiau pritaikomi lietuvių auditorijai, apie tai mes pakalbėsime truputį vėliau, tačiau dauguma vadovėlių, kuriuos jūs galite rasti knygynuose, internetiniuose knygynuose, kuriuos galite įsigyti, jie įprastai yra leidžiami užsienio leidyklų, kurios būtent specializuojasi kalbų mokyme, specializuojasi informacijos pateikime, ar ne, ir tai yra labai didelė industrija. Jie samdo tikrai gerus rašytojus, profesionalus ir tie vadovėliai tikrai nėra parašyti atmestinai, jie yra apgalvoti, susisteminti, sudėlioti taip, kaip reikia ir tiesiog naudodamiesi vadovėliais mes pasitikime profesionalais. Žinoma, yra vadovėlių, kurie yra nukreipti į vieną ar kitą tarkim, kategoriją arba pusę, ne? Yra vadovėliai, kuriuose labiau akcentuojamas kalbėjimas. Yra vadovėliai ir ten būtent daugiau tokių užduočių. Yra vadovėliai, kuriuose yra daugiau gramatikos. Yra vadovėliai, kurie yra skirti tam tikrų specifinių profesijų atstovam, ar ne? Vadovėliai anglų kalbos skirti medicinos darbuotojams, vadovėliai anglų kalbos skirti techniniams darbuotojams ir panašiai. Taigi, bet iš esmės tai yra didelis verslas, ten yra samdomi profesionalūs darbuotojai ir vadovėliai tikrai nėra parašomi ant durniaus, kaip sakoma. Kitas mano argumentas, kad kalba, jūs jeigu pradėjote jau mokytis ar ne kalbos, kalba yra labai plati. Kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių ir mokytis galima, nežinau, metais nenustojamai, nesustojamai ir medžiagos yra daug ir nuo kurio galo pradėti. Taigi vadovėliuose dažniausiai yra pateikiama pagrindiniai svarbiausi dalykai. Ne? Jeigu mes kalbame apie kažkokias temas, svarbiausi tos temos žodžiai. Jeigu mes kalbam iš gramatinės pusės, tai yra pagrindiniai gramatiniai dalykai, kurių jums reikės norint kalbėti ir įvaldyti kalbą, ar ne, sudaryti taisyklingai sakinius. Ten kartais būna vienas ar kitas toksai aspektas, kuris yra dėl įdomumo, ar ne, tam, kad sužinoti kažkokį fun fact, įdomų faktą, bet iš esmės pats tas vadovėlis, jisai sutelkia, kas yra svarbiausia toje srityje. Vėlgi prisiminkim, jeigu mes kalbam apie bendrąją šnekamąją kalbą, tai ką turėtų žmogus mokėti, norėdamas komunikuoti raštu ar žodžiu būtent tame lygmenyje. Jeigu mes kalbame apie kažkokią tai specifinę literatūrą, tai vėlgi tai yra kas yra svarbu medicinos darbuotojui, kas yra svarbu techniniam darbuotojui, kas yra svarbu, tarkim, teisinės srities darbuotojui. Tai būtent ten medžiaga yra sukoncentruota ir jūs sužinote tai, kas yra svarbiausia. Dar vienas dalykas. Vadovėliuose
yra surikiuojamos ir suderinamos temos. Ką aš turiu omeny? Jeigu jums teko mokytis naudojant vadovėlį, jūs tikriausiai atkreipsite dėmesį, kad labai dažnai, net jeigu mes paimtumėm skirtingus vadovėlius, tam tikros temos, gramatinės ir žodinės, leksinės, jos yra sudėtos į vieną. Kaip suprasti? Tai labai dažnai, jeigu mes imame arba turime temą susijusią su maistu ir mityba, tikriausiai mes tuo metu išmoksime kažką ir apie skaičiuotinus ir neskaičiuotinus daiktavardžius. Jeigu mes kalbame apie pomėgius ir hobius ir tą, ką mes įprastai veikiame, dienos rutiną, tai tikriausiai mes kažkur tai mokysimės present simple laiką. Kodėl? Taip yra sudedami tam tikri gramatiniai aspektai kartu su tam tikrais leksiniais aspektais, kad būtų panašios temos, nes kai mes kalbam apie maistą, mums reikia žinoti, kaip naudoti skaičiuotinus ir neskaičiuotinus daiktavardžius, nes tai yra labai svarbus dalykas, kad mes taisyklingai kalbėtumėm apie maistą, apie receptus, apie nežinau, ką mes norime pagaminti, apie mitybą. Jeigu mes kalbame apie tai, ką mes veikiame kiekvieną dieną, tai mes naudosime tam present simple laiką ir tai yra geriausia tema, norint būtent tą laiką pasipraktikuoti, pavyzdžiui, ar ne? Jeigu, tarkim, mes kalbame apie kokį nors present perfect laiką, tai labai tikėtina, kad mes kalbėsime apie kažkokias galbūt keliones, galbūt kažkokias patirtis, nes būtent tam laikui praktikuotis ta tema yra idealiausia. Taigi, tie vadovėlių kūrėjai, jie surenka gramatinės temas, leksinės temas, ne? Ir jie žiūri, kuri tema prie kurios temos labiausiai dėrėtų tam, kad jūs, tie, kurie naudojatės vadovėliais, galėtumėt gauti geriausią patirtį, geriausiai išnaudoti ir vieną ir kitą temą. Keliaukime toliau. Kitas argumentas, tai yra nuoseklumas ir sistema. Vadovėliai nėra rašomi taip, kad juos mokytumėmės chaotiškai. Ne? Mes galime chaotiškai, nežinau, išmokti tam tikrą žodžių grupę. Galime chaotiškai paimti kažkokią vieną ar kitą gramatinę temą. Tačiau vadovėlis dažniausiai pateikia medžiagą labai nuosekliai, po truputėlį, po gabalėlį. Dažniausiai tos temos ir skyriai yra sudėlioti su panašių valandų kiekio apimtimi, su panašia darbo apimtimi, ar ne, tiek, kiek jūs turėtumėt valandų įdėti, kiek jūs turėtumėt darbo įdėti į būtent šitą medžiagą. Ir tai skatina mokymosi nuoseklumą. Galima planuoti, ar ne, kiek jūs mokysitės ar veiksite. Ir aš nekalbu šiuo atveju nei apie mokymąsi su mokytoju, neišskiriu to, nei apie mokymąsi savarankiškai, nes tiek vienas, tiek kitas mokymasis gali vykti vadovėlio pagalba, ar ne? Ir tiek vienu, tiek kitu atveju mokymasis yra susistemintas, mes turime tam tikrus skyrius, mes turime tam tikras pamokas, mes turime sistemą, kurioje toje pačioje, tarkim, tame pačiame skyriuje yra įvairūs kalbiniai aspektai ir nebus taip, kad viename skyriuje bus tik kalbėjimas, o kitame skyriuje bus tik klausimas, ar ne? Tai va tas mokymasis jis eina įprastai nuosekliai. Ir jeigu mes turime vieną ar kitą temą, tiek leksinę, tiek gramatinę, labai dažnai būna ir pati medžiaga parenkama nuosekliai ir sistematiškai. Tiek klausimo užduotyje, tiek skaitimo užduotyje jūs turėsite įprastai tų pačių žodžių, tų pačių gramatinių struktūrų, kurias galėsite visame tame skyriuje pasipraktikuoti. Ir dar vienas dalykas, viskas vienoje vietoje ir plus papildomi resursai. Kai mes pradedame mokytis kalbos ir, tarkim, nenaudojame vadovėlio, mes įsijungiame internetą, ateinam internetą, ir ten yra tiek medžiagos, tiek daug medžiagos, mokamos, nemokamos, iš įvairių puslapių, įvairūs testai, įvairios lentelės, žodžių sąrašai. Ir to visko yra tiek daug, kad mes įprastai mums būna labai sunku atsirinkti. Tuo metu dabar, jeigu mes kalbame apie vadovėlį, vadovėlis įprastai jau dabar nėra vien tik viena knyga. Jau ir anksčiau, ar ne, jeigu jums teko mokytis iš vadovėlių, tai būdavo vadovėlis, pratybų sąsiuvinys,
gramatika dažnai būna tame pačiame komplekte, audio, video medžiaga. Šiais laikais mes turime taip pat ir praktiškai visos leidyklos turi savo elektroninius, tarkim, elektroninės erdves, kur perkant vadovėlį jūs gaunate prieigą ir gaunate prieigą prie papildomų resursų. Papildomų resursų būtent pritaikytų prie to vadovėlio, pritaikyto prie tų, kaip kalbėjau, specialių pasirinktinių temų, pasirinktinių gramatinių temų, leksinių temų. Tai visa tai gali būti taip pat sudėliota, tie visi papildomi resursai, pagalbiniai resursai priedo prie vadovėlio. Tai nebėra vien tik viena knyga ir vienos pratybos, tai yra daug daugiau. Ir taip pat nereikia mėtytis, ar ne? Mes turime sistemą, mes turim nuoseklų temų išdėstymą, žinoma, galima papildomai pasiieškoti vieno ar kito dalyko, bet galima jaustis daug tvirčiau, žinant, kad niekur nereikia mėtytis, o galimas nuoseklus mokymasis. Tačiau, ar ne, kaip ir minėjau pradžioj, reikia atkreipti į tam tikrus dėmesį į tam tikrus aspektus, kada vadovėlis nėra visiškas išsigelbėjimas, kada mums gali vadovėlio neprireikti. Ar ne? Ir tokiu atveju, vėlgi, kai kartais mokytojai nenaudoja vadovėlio arba yra siūloma mokytis ne iš vadovėlio, specialiai paruošta programa, specialiai paruoštomis medžiagomis, tai viskas yra su tuo gerai, nes kiekvieno mūsų poreikiai yra skirtingi. Ir jeigu mes prieš tai dabar aptarėme, kokie yra geri aspektai vadovėlio, kad jie yra skirti, jeigu jūs mokotės bendrai ar ne, nuosekliai, tačiau gyvenime būna visokių situacijų. Ir viena iš tokių situacijų yra tie mūsų asmeniniai poreikiai. Ar ne? Tarkime, kad mums reikia mokytis tik tam tikrų dalykų, tik tam tikrų temų, tik tam tikrų kažkokių tai aspektų. Nu, pavyzdžiui, jums reikia kalbėjimo, bet kiek mažiau reikia skaitimo arba klausimo įgūdžių, nors realiai kalbėjimas be klausimo sunkiai yra įmanomas, nes koksgi tai bus pokalbis, jeigu jūs neturėsite įgūdžių išgirsti ir išklausyti savo pašnekovų. Bet, tarkim, būna gyvenime visokių situacijų, ar ne? Arba jūs, tarkim, dirbate kokioje nors labai siauroje mokslinėje srityje ir jums reikia tik skaityti mokslinius straipsnius, o komunikuoti, tarkim, visiškai nereikia. Tai žinoma, yra tam įvairių mokymosi būdų ir galima atkreipti dėmesį būtent į kitus aspektus. Taigi, tada vadovėlis, kuris pateikia plačiai įvairias temas, įvairius leksinius, gramatinius dalykus, jums tikriausiai yra nenaudingas, nes jūsų asmeniniai poreikiai yra labai siauri ir jūs būtent norite mokytis tą vieną ar kitą aspektą. Kitas dalykas, labai iš tikrųjų panašus, ar ne, tai yra specifinis tikslas. Kam jums reikalinga anglų kalba, ar ne, arba kita kalba, kam jums reikalingas tas mokymasis. Jeigu jūs turite kažkokį labai specifinį tikslą, na, pavyzdžiui, galbūt mes, tarkim, galėtumėm kalbėti šiuo atveju tik apie kažkokią tai gramatinį dalyką, ar ne? Jeigu jums reikia tiesiog išmokti kažką tai rašyti, jūs jau turit pakankamai anglų kalbos žinių, bet jūs, tarkim, norite pagerinti savo rašymo įgūdžius, ar ne? Kūrybinio rašymo arba akademinio rašymo įgūdžius. Galbūt jums reikia, jūs turite pakankamai žinių, bet jums reikia tik tai išmokti kalbėti ir komunikuoti tam tikrų lygių, tam tikromis temomis. Vėlgi, tai yra labai specifinis tikslas ir vadovėlis šitam dalykui nepadeda. Nors aš noriu atkreipti dėmesį, kad vadovėlis, vėlgi, jų yra įvairių ir yra nemažai leidyklų siūlo būtent vadovėlius, kurie yra vadovėlius arba ne, mokomasias knygas, kurie yra labai specifiškai skirti tam tikram įgūdžiui. Ir yra netgi leidžiamos specialiai tarimo, ar ne, knygos, tarimo medžiagas suteikiančios, ne, ir pratybas pateikiančios klausimo įgūdžiam gerinti, rašymo įgūdžiam gerinti, kalbėjimo įgūdžiam gerinti, skaitimo įgūdžiam gerinti. Yra labai daug specifinių knygų, kurios gali padėti būtent jūsų specifiniam tikslui. Kitas dalykas, tai yra įvairios spragos.
ar ne, jeigu jūs jaučiate, kad mokėtės anglų kalbos, bet tarkim negebate naudoti vieno arba kito laiko tik tai, neturite žinių apie, tarkim, nežinau, žodžių darybą, jūs labai, labai puikiai viską darote, bet, va, tarkim, klausimo įgūdžių pritrunka, ar ne, tai yra labai vėlgi susijęs su spragų įveikimas, spragų užglaistymas gali būti taip pat suvokiamas kaip tas specifinis tikslas, ar ne? Jeigu jūs turite tam tikrų specifinių dalykų, spragų, kurias jums reikia užlopyti, tai vėlgi, jums nėra praktiška naudoti visą vadovėlį, ne, ir visą vadovėlio medžiagą, jeigu jūs tiksliai žinote, nežinau, atlikę, tarkim, kažkokį diagnostinį testą arba atlikę kažkokias tai užduotis, jūs sužinote, kad būtent tai yra jūsų problema, vienas ar kitas dalykas, kad dažniausiai mes iš tikrųjų pamatome spragas gramatikoje, gramatinėse žiniose, nes tai susiriša, ar ne, arba žodyno, tarkim, trūkumas, bet žodyno trūkumas, tai praktiškai mes negalėtumėm tai įvardinti kaip spraga, tai yra tiesiog visas blokas problematiškas toksai. Tai va, tai jeigu mes kalbame apie tam tikras spragas, tai tada, jeigu tai, tarkim, yra gramatinės spragos, tai vėlgi mokytis viso vadovėlio būtų nepraktiška, tada tokiu atveju būtų geriau paimti kažkokią tai vėlgi gramatinę knygą, gramatinį vadovėlį, būna specialiai leidžiama, ar ne, gramatikos knygos ir vėlgi ir su teorija, ir su medžiaga, ir su pratybomis, ir su papildoma galimybę pasipraktikuoti, ir su internetinė versija, kur galima ir internetu pasipraktikuoti tokius dalykus. Tai tokiu atveju būtų vėlgi efektyviau nukreipti visą dėmesį į tas spragas ir būtent darbuotis ties tuo. Ir, kaip jau minėjau, pačioj pradžioj, vadovėliai yra įprastai, ar ne, leidžiami ne Lietuvoje, yra viena kita knyga, vienas kitas vadovėlis, kuris yra leidžiamas Lietuvoje, lietuvių autorių, jie yra pritaikyti tiems mokiniams, įprastai šiaip suaugusiųjų lietuviškų vadovėlių beveik nėra, yra įprastai mokiniam leidžiami vadovėliai, tai su akcentais lietuviškai, kartais būna užduotis paaiškintos lietuviškai, kartais akcentuojama panašumai, skirtumai, ar ne lietuviškų, kartais būtent akcentuojami tie dalykai, kur mes lietuviai darome klaidas, nes mums yra, ar ne, kartais sunku suprasti žodžių tvarkos svarbą, dar tam tikrus aspektus, kurie yra susijęs su mūsų kalba. Tai įprastai tuose vadovėliuose tų akcentų nėra, nes jie yra rašomi bendrai, ar ne, pasauliui. Nors kartais būna vadovėlių pritaikytų tam tikram regionui arba tam tikrai kalbai. Esu mačiusi vadovėlių pritaikytų ispanakalbėms, esu mačiusi vadovėlių pritaikytų slavų kalbų grupėms, bet kadangi Lietuva yra pakankamai maža, tai į mus atskirai vadovėlių tokių nieks nerašo, ar ne, nenukreipia. Taigi, tai va, kalbant iš tos pusės, žinoma, tokiu atveju reikėtų papildomos kažkokios informacijos paakcentavimui tiems dalykams, kurie yra svarbus lietuviams. Tačiau, dirbant, tarkim, su vadovėliu, mokytojas įprastai atkreipia dėmesį į tai ir, tarkim, aš taip pat savo kursuose arba su savo mokiniais dažnai atkreipiu dėmesį, kad štai va šitas dalykas, atkreipkite dėmesį, lietuviškai mes sakome taip ir taip, va angliškai yra sakoma taip ir taip, arba atkreipiu dėmesį į tam tikras klaidas, kurios yra būdingos lietuviams dėl pačios kalbos specifikos. Taigi, bet į tai reikėtų atkreipti dėmesį. Taigi, tokie mano argumentai, kodėl vadovėliai nėra blogai ir kada reikėtų atkreipti dėmesį, ar tikrai jums vadovėlio reikia. O šiaip iš tikrųjų noriu paklausti, jūsų parašykite komentaruose, ar turite savo mėgstamą vadovėlį, ar yra kažkoks, iš kurio mokotės dabar, ar patinka mokytis labiau iš vadovėlio ar ne, o jeigu naudojat vadovėlį, tai kodėl jį naudojat, ar ne, kokiegi tie aspektai, kokiegi tie argumentai, kodėl yra mokytis su vadovėliu jum geriau, arba argumentai, kodėl mokytis
be vadovėlio yra geriau, ar ne? Man labai iš tiesų yra įdomi jūsų nuomonė. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite paspausti nykščią į viršų ir subscribe mygtuko, jeigu dar neprenumeruojate mano kanalo. Ir susitiksime kitose video. Sėkmės!